Mano brangieji, labai sveiki įsijungę šitą video. Ačiū, kad esate čia ir dabar kartu su manimi. Daugiau ne su manimi, o su taro kortomis. Mano vardas Edita, jeigu kas įsijungė šitą kanalą pirmą kartą. Mes šiandieną žiūrėsime, kuo jūs save pripildote ir ką iš savęs atimate. Va tokia bus tema, aš ją sugalvojau čia ir dabar, spontaniškai, net nežinojau įsijungdama video, apie ką bus tema, bet bus tokia. Ką jūs savo priduodate ir ką jūs iš savęs atimate, pat iki šiol. Gerai, dabar žiūrime, ko jūs save pripildote ir kaip tai jums atsiliepia. Ką jūs sugeriate iš gyvenimo. Žiūrime, kas yra, kaip kempinė, ką jūs sugeriate, kai einate per gyvenimą. Ką jūs sugeriate. Šamanė, 9 pentakliai ir 7 lazdos. Šamanė, jinai bendraujanti su nežemiškom būtybėm. Jūs sugeriate į save viskas, kas yra mistiška. Vat taro kortų skaitymai, astrologija, burtai visokie, prietarai, kas dar įeina, magija. Viskas, kas nėra apčiuopiama, kas gal jaučiama, bet nėra, negali pasakyti, negali padėti ant stalo. Ir mes tik tai galime įsivaizduoti, kad tie žvaigždynai, jie tuose namuose ir kažkas yra kaip, man rodo, perūka. Viskas yra perūka, bet jūs viskas, kas yra mistiška ir paslaptinga, jūs sugerite, jums patinka. Jums greičiausiai patinka ezoterika, jums patinka visokie, netgi tie kalėdiniai burtai, taip, skaitymai iš kavos tirščių, čigoniškų kortų būrimai, taro kortos. Bet visą šitas jūs sugerite. Tai yra, neveltui jūs įsijungė šitą kanalą. Jums tai patinka, jūs tai veža. Taip pat 9 pentakliai. 9 pentakliai šneka apie moterį, kuri nemėgsta daryti šiaip savo dalykų. Jinai ieško, kad tai, ką jinai užsidirba, arba kokie materialinė ta gerovė, kad jai neštų komfortą, kad tai būtų pelninga, kad tai būtų geras sandėris. Tai yra moteris, kuri nori būti nepriklausoma. Tai viskas, kas leidžia jums būti nepriklausomai, tai reiškia, kad jeigu jūs ieškote darbo, jūs neieškote belė darbo, belė dirbti, bet jūs visą laiką žiūrite, ar grafikas bus lankstus, ar jūs turėsite užtektinai laisvės netgi darbe. Jeigu tai būtų vedybos, ar vyras jūsų nekontroliuos, ar jisai nedominuos. Jūs taip pat, kur jūs bebūtumėte, jūs norite turėti savo pinigus, savo lėšas atsidėjusi į šoną. Nes tai nėra iš gobšumo daroma, tai yra dėl to, kad jūs norite to komfortiško gyvenimo, jūs norite laisvės, jūs norite negyventi skurdžiai. Viskas, kas pinigas, viskas, kas materialu, jūs irgi traukia. Bet tai reiškia, daugiau man sako apie tai, kad jūs esate asmenybė, kuri tiek esate dvasiška, tiek ir materialistė. Reiškia, materija jūs taip pat traukia. Ne tik tai ezoterika, dvasingumas, bet ir materija. Tai galima sakyti, jūs esate subalansuota. Nors jums krenta 7 lazdos. 7 lazdos tai kada jūs galite kovoti pati su savimi, nes čia žmogus kovoja. Jisai kovoja, jisai yra geroj pozicijoje, jisai žino, kaip atsišaudyti, atsimušti nuo kitų, bet dar taip pat gali šnekėti, kad jūs ir kovojate pati su savimi. Ar jums nueiti į dvasiškus dalykus
ir medituoti, važiuoti į retrytus, ar ten klausytis paskaitų, ar kažkokį mokytoją susirasti, ar melstis, ar taip toliau. Ar jums eiti mokintis, įgauti gerą specialybę, ar, pavyzdžiui, darbe daugiau laiko praleisti, ar antrą uždarbį susirasti, kad daugiau dirbti, kad daugiau galėtumėte turėti to materialinių gėrybių. Ir gali būti tai kova tarp šitų dviejų gana skirtingų pasaulių. Taip atrodytų. Nors tai yra, jeigu dar labiau įsigilinti, tai nėra jie tokie ir skirtingi. Arba jūs kovojate ir už tai, jūs kovojate, kad jums ir laiko užtektų dvasingumui ir kad taip pat, aišku, išlaikyti darbą, kad taip pat išlaikyti atlyginimą, kad būtų tos įplaukos materialinės. Ir užtenka jums jėgų turėti ir tai. Tai, ką jūs sugerite. Dabar žiūrime, ką jūs iš savęs atimate, ko jums gaila, kaip jūs save gal nuskriaudžiate kažkuo. Žiūrime į šitą dalyką. Kas čia pas jūs yra? Ar jūs skriaudžiate save, ar jūs save mylite? Žiūrime, ką jūs iš savęs atimate. 4 pentakliai, žvaigždė ir saikingumo korta. Jums krenta 4 pentakliai. 4 pentakliai tai yra taupumas žmogaus. Žmogaus nenoras palikti tos vietos, kuris yra, nes ten yra saugu. Ir dažniausiai tai yra toksai materialinis saugumas, tai yra, kada jūs turite 4 kampus, jūs turite stabilumą, kurio nenorite palikti. Bet jūs atimate tada iš savęs save, nes čia yra žvaigždės korta, o žvaigždės korta tai yra kalba apie aš kaip žvaigždė pati savo. Ir va šito švytėjimo danguje, taip, jūs galite užgožti daugiau, užgožti save tom atsakomybėm, kurios palaiko jūsų kasdienybę šitame materialinėme pasaulyje. Tai yra, nesiekėte savo svajonių, tų svajonių gal kur turėjote nuo iš vaikystės, tų svajonių gal, kad, pavyzdžiui, jūsų hobis pataptų jūsų darbu, taip, jūsų įplauko šaltiniu. Ir čia yra daugiau toksai užsisklendimas mažame pasaulyje. Jūs savo atimate tą didesnę viziją matyti, kur jūs einate gyvenimo keliu, ko jums reikia siekti. Greičiausiai jūs turite norą būti populiari. Arba nebūtinai, aš kalbu, lipti į didelę sceną, bet netgi savo aplinkoje jūs norėtumėte, kad jumis gal gerėtųsi, kad jumis sektų, kad jūs įvertintų, kad jūs būtumėte pavyzdys. Gal jūs esate žmogus, kuris turite tą švytėjimą viduje, bet jį atimate iš savęs. Dėl to, kad jūs visą laiką galvojate apie juodą dieną, gal sunkų laikotarpį, kad dabar jūs negalite sau leisti kažko tai, nes jums reikia lėšų tam ir tam ir tam. Bet tai dažniau kalbama apie tokį buitiškumą, nes žvaigždė, jinai, pirmiausia, tai yra didžiojo korto arkana, taip, jinai apriepia daug, jinai apriepia jūsų keliones, jūsų potenciją kaip žmogaus su savo talentais visais, kur jūs tikrai gal galite save pastatyti į tokią poziciją, kur jūs siekiate ne kažkokių mažų kursų, o eiti į universitetą mokintis. Jūs gal save truputį susimažinate, bet viduj jūs esate didelė. O į išorę save parodote tokią, žinote, kaip čia mano, aš turiu ir man tiek užtenka, gali būti ir toksai perdėtas kuklumas. Man tik tiek tai reikia, man užtenka. Geriau aš savo vaikam atidėsiu, bet ne savo.
Taip pat, va čia ir šneka, kodėl čia aš taip, iš ko aš čia viską imu. Dėl to, kad yra saikingumo korta. Saikingumo korta rodo 2 lėkštės ir man rodo tas jūsų 2 lėkštės. Tai yra materialinė lėkštė su 4 pentakliais. Ir čia yra žvaigždės korta, kur gali būti su 4 milijonais. Bet jūs nežinote dar. Nes man rodo, kad jūs tai atimate iš savęs. Jūs atimate tą sužibėjimą. Jūs atimate iš savęs populiarumą. Jūs kažką tai slepiate nuo kitų, jūs neišnešate į dienos šviesą. Ir jūs pati save nuskriaudžiate, bet ir nuskriaudžiate kitus, nes jie nepamato jūsų to švytėjimo. Ir va čia sako saikingumo korta. Kas ant tų lėkščių pastatyta? Gali būti, kad taupydami mažai, jums neleidžia užsidirbti daug. Tai yra tada, pasverkite, ar tai, ką jūs neduodate savo, ar tai jums atneša tikrai daugiau, kaip pasakyti, pliusų nei minusų? Gal galvodami apie minusus, jūs dauginate minusus? O pliusuodami, ką jūs turite, jūs dauginsite pliusus. Tai nors, kaip jau sakiau, čionais yra dar ir angelų apsauga. Saikingumas tai yra didelis angelas, kuris saugo viską. Jisai saugo jūsų sveikatą, jisai saugo jūsų kaip žmogaus tą saugumą. Tai sako, netimkite iš savęs tos apsaugos taip pat. Leiskite, jeigu jūs nežinote, ką jums pasirinkti, tuo ar kitu atveju, jūs prašykite angelų sargų arba angelo sargo, savo kuratorius. Jisai žino, kaip jums padėti. Tai netimkite iš savęs tos pagalbos. Na ir klausime patarimo. Finaliam. Ką jums tai duoda? Va šitą kombinaciją, va šitas, kas iškrito, taip? Kur tai jūs veda? Jeigu, pavyzdžiui, jūs nieko nekeičiate. Kur tai jūs veda? Imperatorė, 5 lazdos ir kvailio korta. Patarimas, taip yra. Patarimas yra toks. Va čia yra 5 lazdos. Jeigu tik yra 5, tai reiškia tai, kas vyksta jūsų gyvenime, bet taip kaip dabar yra, jeigu nieko nekeičiate, tai yra chaosas, tai yra 5 ateina iš 4. 4 yra stabilumas, taip? 5 jau nėra stabilumas yra dingęs. Tai 5 reiškia, kad į jūsų gyvenimą yra įvestas chaosas, kuris neleidžia ateiti harmonijai, kad dalykai susibalansuotų jūsų gyvenime, kad širdis sutaptų su protu, kad jūsų norai sutaptų su jūsų, kaip jūsų protas generuoja, kaip pasiekti tai, ko jūs trokštate. Nes protas turi kooperuotis, arba širdis turi kooperuotis, vienas iš 2. Ir čia sako, bet yra tas įvestas chaosas, bet su tokiu, ką jūs priimate ir ką jūs atmetate, jūs sudarote chaosą, disbalansą, taip? Ir kame tas yra? Imperatorė ir kvailio korta. Labai stiprios kortos. Imperatorė tai yra korta, kada sako, reikia dalykus imti ir materializuoti juos. Toks yra patarimas. Dabar aš žiūriu į tą žvaigždę ir žiūriu į 9 pentaklius. Bet esate jūs su 9 pentakliai yra moteris su labai daug turinti potenciją. Aš jau nekalbu apie imperatorę. Imperatorė, jinai ne tik turi potenciją, bet dar jinai žino, kaip sukontroliuoti aplinką, aplinkinius resursus, kad dirbtų jos naudai. Sako, pirmiausiai, saikingumas. Jums reikia įvesti į gyvenimą harmoniją, susiharmonizuoti, subalansuoti save, subalansuoti savo aplinką.
Nes imperatorė pas jūs yra potencijos daryti labai didelius projektus. Imperatorė, jinai nešiojasi kūdikį savyje. Kūdikis tai yra naujas gyvenimas. Jūs turite potencijos pradėti naują gyvenimą, kvailio kortą. Jūs gal nuvertinote save. Jūs gal galvojate, kad jūs pati negalite savo nušviesti kelio. Bet korta sako, kad jūs turite viską, kad pradėti tą naują gyvenimą. Tai, kas nori pradėti naują gyvenimą, tai aš turiu jums gerą naujieną. Jūs galite tai padaryti. Su imperatorės korta ir kvailio korta. Tai yra, kad jeigu tik turite tą įkvėpimą, kvailio kortą, įkvėpimą, jeigu tik turite tą impulsą, tą Dievo impulsą veikti, pradėti naują pradžią, tai imperatorės korta sako, jūs galite tai per 9 mėnesius padaryti. 9, sakykime, metų laikotarpyje, taip? Metų laikotarpyje. Jūs galite tai padaryti. Jūs galite iki kito rudenio jau būti naujo gyvenimo etape. Bet vėlgi, tos 5 lazdos per vidurį sako, tik tai reikia arba pačiai su savimi susikalbėti ir surasti taiką, balansą, harmoniją savyje, arba su savo aplinka, nes aplinka irgi gali, 5 lazdos, gali atrodyti, kad žmonės su jumis, kad jie veikia su jumis, kad jie ali su jumis išvien, o iš tikrųjų ne. Tai čia dar reikia jums pačiai įsiaiškinti, ar jūsų aplinka yra labai nešanti disharmoniją jums, ar jūs pati nešate savo tą disharmoniją. Ir finale dar vieną kortą epilogui, ką dar noriu pasakyti jums. Aš nežinau, ar jūs girdite muziką, kad jums groja meksikietiška muzika už lango. Pažas kardų ir 9 lazdos. Jums iškrito 2 kortos epilogė ir sako, rinkite informaciją, žiūrėkite, pažas kardų tai yra žinutė, taip, bet žiūrėkite, rinkite tą informaciją, kuri padėtų jums 9 lazdos, kuri padėtų jums atstovėti tas kliūtis, kurios stojasi ant kelio. Čia yra ir raštiškai pažas kardų, jisai kalba ir apie parašytą informaciją. Ne tik išgirsta, bet parašyta. Tai yra žodinė informacija. Ar jinai būtų raštu, ar žodžiu, ar verbaliai. Taip, tai yra žodinė informacija. Ir informacija, kuri jinai ateina jums iš žmonių, kurie jūs pažįstate, arba jūs jau ją esate surinkusi, arba jinai jau jūs praėjote tai, jūs jau žinote, jūs jau turite patirtį. Tik tai reikia jums ištraukti tą patirtį, tas žinias, tuos įgūdžius. Ir reikia atstovėti, reikia jums išmokti atstovėti save, savo svajonę, ir reikia atstovėti tai, ko jūs siekite. Reikia nebijoti priešiškų energijų. Jos visą laiką stojasi ant kelius, visą laiką yra, tai yra gyvenimas bandomus, visada jisai mums duoda iššūkius. Bet kaip mes išeiname iš tų iššūkių, ir čia rodo, kad jums reikia išeiti, jeigu kažkokie iššūkiai yra, geriau rašyti raštu. Ar tai elektroninį paštą parašyti, ar tai dokumentą kažkokį parašyti su parašu. Kažkoks tai turi būti raštiškas įrodymas. Tai būtų jūsų geriausias kelias susitvarkyti su tais iššūkiais. Ar atsiremti į įstatymą, ar atsiremti į raštišką žodį. Kitais žodžiais, nepasitikėti kitais, jeigu tik jie pasakė. Tegul parašo, tegul pasirašo. Tai va toks būtų skaitymas. Yra labai stiprios kortos, kurios man sako, kad šiuo metu potencija jūsų yra labai stipri, jinai labai yra aukštumoje. Ir ta imperatorės korta, jinai kalba apie tai, kad nebijokite
save parodyti tokioj pozicijoje, kada jūs esate stipri, kuri galite deleguoti dalykus, kuri galite pasakyti, ko jūs norite ir kaip turi būti padaryta. Bet nesigėdinkite, nes jėgos jūs viduje turite. Jūs turite ne tik tai, kad jėgos, bet ir turite įvertinti, kad ta jėga turi būti jinai nukreipta tikslui pasiekti, bet jinai turi būti labai kryptinga. Ir pamatysite, kaip viskas pradės stotis į savo vietas. Tik tai reikia išgirsti tą impulsą, va tą naujovę, ką jūs čia norite pradėti naujo. Tai savo prisipažinkite sąžiningai, kad ta potencija jūsų, ta jėga nenueitų veltui, kad finaliai jūs sakytume, apsirikau, ne to norėjau. Nes tai, ką norite, išsipildys. Tai kalba 9 pentakliai ir tai kalba imperatoriaus korta. Imperatorė jinai pasiekė to, ko jinai nori. Tai sėkmės jums. Ačiū brangiosios, ačiū brangieji ir iki kito malonaus. Čiau, čiau.